Na kągi, apžvelgime birželio mėnesio prognozę mergelės ženklo atstovams. Pirmoji korta rodo pagrindinę šio mėnesio užduotį. Antroji korta rodo, kas einasi ne taip, kaip turėtų, kame galbūt mes darome klaidą ir ką reikėtų taisyti šiame etape. Trečioji korta duoda patarimą, kaip geriau įvykdyti šio mėnesio uždavinį. Na štai, turime tokį išdėstymą, iš kurio galime matyti, kad mergelė šiuo metu jaučiasi taip truputėlį kaip apverstas vėžlys. Tiesiog guli ant nugaros, makaluoji kojytėm ir galvoji, ką dabar daryti. Mergelės gali jaustis tokios labai užkrautos pareigom, darbais ir būdamos darboholikės, jos nelabai gali suvaldyti tą visą pareigų srautą, kuris šiuo metu yra toksai plūstantis į jų gyvenimą. Šita vėžliuko apversta pozicija, jinai truputį taip rodo tokią kaip aukos poziciją, kad mergelės gali jaustis tokios aplinkybių aukos galbūt šiek tiek. Ir labai sunku patikėti šitoj pozicijai, kad vis tik mes patys kuriam savo gyvenimą ir kad turime pilnus šansus ištiesinti šitą poziciją. Tai dabar pažiūrėkime, kaip dabar mergelėms apversti tą vėžliuką ir tvirtai suaugti su žeme, visom 4 kojom atsistoti ant žemės ir tada jau eiti ten, kur mes norime eiti, o ne kur aplinkybės mus veda. Reikėtų išmokti tokio tam tikro tvirtumo. Taigi lapė. Ko moko mus lapė? Lapė yra maskavimosi tokia čempionė. Jinai miške gali stebėti visus, bet jos nematys niekas. Tai galbūt mergelėms šį mėnesį yra verta pasimokyti šito sugebėjimo pranykti. Išnykti iš akiračio tiems, kurie krauna problemas, kurie krauna pareigas. Kažkiek tai tapti tokiems nematomiems, kad truputį pabėgti nuo šitų visų pareigų ir skirti laiko savo, skirti laiko savo šeimai. Gudrumu kažkaip tai apeiti visas šitas pareigas, nekenkiant nei savo, nei tiems žmonėms. Na tiesiog, nėra manęs. Išjungti telefoną, išvažiuoti į kaimą truputį pabūti. Tiesiog dingti tarp žalių lapų ir niekas negalės jų surasti tol, kol lapė pati to nepanorės. Lapė taip pat turi tokį sugebėjimą, kaip ir numatyti kelis ėjimus į priekį. Tai va šitą savybę irgi labai praverstų šį mėnesį suplanuoti tam tikrus kelius, kuriais galėtų lapė ir pati saugiai išeiti iš situacijos ir savo šeimą išvesti, nes vis tik jinai labai saugoja savo jauniklius, savo šeimą. Na ir visam kartu pranykti kurioje kaimo sodyboje, išsijungti visus telefonus, visus kompiuterius ir tiesiog pabūti su žeme, su gamta, toli nuo problemų, toli nuo pareigų ir pailsėti. Na ir šitas prerijų šunelis, jo yra pagrindinė tema būtent poilsis. Bet poilsis ne kaip toks karališkas poilsis, bet būtinas poilsis. Tai yra
ne viešbučio poilsis, bet sanatorijos poilsis. Ta prasme, šiuo metu šitas poilsis yra gyvybiškai būtinas mergelių sveikatai. Šitas šunelis pasirodęs kortose, jisai kaip raudona lemputė, jisai simbolizuoja senkančias gyvybinės jėgas. Ir būtina yra sustoti, būtina pasislėpti ir papildyti šitas jėgas, nes tai yra jau nebe prabangos klausimas, bet jau sveikatos ir gyvybės klausimas. Reikėtų atsitraukti, pamastyti, pabėgti nuo reikalų, dar kartą ta pati tema, tam, kad sugalvotumėte išeitį, kaip čia dabar apversti tą mūsų vėžliuką, kaip išeiti iš aukos pozicijos, surasti kelius ir kaip apsiversti į teigiamą poziciją ir tada jau ieškoti savo kelio. Beje, dar viena tokia savybė, kad prerijų šunelis dažnai, kai jisai atsitraukia iš tam tikros situacijos, kad papildytų savo jėgas, staiga ta situacija paima ir savaime išsisprendžia pačiu geriausiu būdu, be jokio mūsų įsikišimo. Tai va, būtų toksai patarimas mergelėms šį mėnesį pasitikėti aukščiausiom jėgom, jų vedimu, išvažiuoti pailsėti, atsijungti nuo civilizacijos ir tuo metu, žiūrėkit, dar ir viskas ko geriausiai susitvarkys. O tada galbūt ir šitas vėžliukas, jisai sustiprės